prašom skanių brokolių. Suvalgyk traškutį. O kaip krevetė iš laivo. Fui, man nepatinka. Metas naujam kulinariniam iššūkiui. Palauk, tau to prireiks. Jūsų pirmoji užduotis – tortas. Nagi, aš laukiu. Puiku, sese. Gerai, brangioji. Šefui viskas aišku. Gardus kreminis sūris. Jis puikiai tiks mano naujam kulinariniam šedevrui. Aš lengvai pertepsiu visus sluoksnius kremu ir mentelę suteiksiu jam labai originalią formą. Tai bus vaivorykštės tortas, kurį papuošiu skaniu Skittles kremu. Palaukit, štai mano ypatingas lagaminas. Turiu viską, ko reikia. O, kaip mano saldainiai. Štai taip. Tai tikras meno kūrinys. Kai kepu tortus, jaučiuosi kaip menininkė, kurianti naują pasaulį. Šiai nuostabiai vaivorykštei trūksta kremo debesėlių. Ir poros linksmų akių. Voila! Šefas imasi darbo. Neįtikėtina, žinau. O aš iškepsiu širdelės formos tortą ir papuošiu jį KitKat saldainiais, nes mažylė juos tiesiog dievina. Išdėliokime juos aplinkui. But that's not enough. We need more candy for my sweet tooth. Maltesers and Skittles. Močiut, tau puikiai sekasi, o štai mano šedevras. Nelabai kaip atrodo. Nesijaudink, aš dar nebaigiau. Kad sukurčiau prašmatnų dekorą, man reikia plėvelės ir kuo daugiau saldumynų. Pirmiausia, ištirpinsiu šokoladą su savo superdegikliu. Juhu! O dabar pridėsiu mėlynų pabarstukų. Jie labai gražiai atrodys ant mano torto. Ar visi pasiruošę? Leiskite jūsų dėmesiui pristatyti būsimą nugalėtoją. Oho! Svarbiausia ne pergalė. Oho! Pirmiausia, noriu paragauti šefo torto. Man patinka. Įdomu, ar močiutės tortas toks pat skanus. Paragaukim. Oho, aš tiesiog dievinu šokoladą. Ačiū, močiut. Jėga. O, atrodo, su šiuo tortu kažkas ne taip. Man nepatinka jo skonis. Ir nugalėtoja yra močiutė. Valio! Ponios, turime iššūkį. Prašau, paruoškite man makaronų. Na, tai puikiai užduotis. Aišku. Supratau. Mums tereikia išvirti makaronus ir viskas. O aš kol kas pažiūrėsiu TikTok. Aš taip pat išvirsiu makaronų ir, dešrelių savo mylimai mažyliai. Kaip miela, močiut, leisk tave apkabinti ir kartu paragauti dešrelės. Metas virti dešreles verdančiame vandenyje. O, kur dar viena? Ha, ir viskas? Kad laimėtum iššūkį, turi nustebinti mažylę netikėtų sprendimu. Įprasti makaronai čia netiks, todėl pati pasigaminsiu juos iš kiaušinių, pieno ir miltų. Ir nepamiršiu į tešlą įpilti dažų. Rožinė yra jos mėgstamiausia spalva. Dabar supilkite tešlą į specialų buteliuką. Aha! Viskas vyksta pagal planą.
Puiku, kimbam į darbą. O, dievulėliau, pažiūrėkit į šefo makaronus. Oho! Taip, mano naujieji makaronai paruošti ir skaniai kvepia. Trūksta tik saldaus sirupo. Guminukai, meškiukai. Na, ir kiti saldumynai. Tobulybė. O, tu keistuolė. Mano spagečiai paruošti. Pažiūrėkit į tas dešreles. Jos kaip aštuonkojai. O, gaisras. O, ne! Kur mūsų gesintuvas? Oho, kiek daug putų! O, ne. Visi mano makaronai sudegė. Palauk. Yra viena gudrybė. Greitai paruošiamus makaronus galime išvirti virdulyje. Štai taip. Aš tikrai genijus. Įdomu. Kas čia? Šie makaronai visiškai neskanus. Koks grožis! Seilė varva! Paragaukim! Oho! Ačiū, šefe! Prašom. Pažiūrėkite į šias juokingas dešreles! Man jos labai patinka! Taip, skanu! O šitas tikrai geras! Štai nugalėtojas! Taip, aš taip džiaugiuosi. Apkabinimas. Nauja jūsų užduotis – pieno kokteilis. Paruošiu jį akimirksniu. Pasistengsiu. Aš esu šio reikalo meistrė. Pirmiausia, reikia paimti ledų ir sumaišyti juos su pienu trintuve. Pradedam. Atidarau pieną, pilu jį ir trinu. Atsiprašau, močiut. Pamiršai dangtelį, todėl viskas išsiliejo. Idėja. Pažiūrėkim, kas mano kuprinėje. Ką? Nieko nėra? Aha! Štai mano ypatingas kokteilių prietaisas. Man tiesiog reikia įmesti savo mėgstamų saldainių ir šiek tiek zefyrų. Bus labai skanu. Trūksta tik gazuoto gėrimo. Brangioji. Atsiprašau, tai įvyko netyčia. Dabar viskas paruošta. Mano sesuo bus sužavėta. Močiut, kur tu eini? Man reikia priskinti aviečių savo kokteiliui. O, koks aromatas. Ši uoga taip ir prašosi į burną. Žiūrėkit, aš esu šefas. Bravo, Nikole. Jėga, močiut. Palik tai mažyliai. Gerai, kaip veikia ši trintuvė? Nieko nesuprantu. Geriau naudoti savo patikrintą metodą. Aha. Ir sutrinam. O, nuostabu. Dabar įpilam šviežio pieno. Ir išmaišom, kad gautųsi aviečių kokteilis. Na, koks grožis. Ir spalva. Šiek tiek mėtos ant viršaus. Atrodo per paprastai. Turiu kažką sugalvoti. Pavyzdžiui. Kas išjungia šviesą? Ar tu bijai tamsos? O, aš atsiprašau, šefe. Kaip juokinga. Atsiprašau. Pristatau jūsų dėmesiui tobulo koktelio receptą. Ledai, pienas, oreo sausainiai
Ir viską sutrinam. Patieksiu jį šiame nuostabiame šokoladinėme kiaušinyje kartu su kremu ir saldainiais. Štai taip. Metas dekorui. Voila. Tai puiku. Oha! Šis kokteilis atrodo neįprastai. Manau, man reikia kažkur paspausti. Oha! Pažiūrėkim. O, tai tikrai jėga. Viskas tau, gražuolė. Man nelabai patinka šis kokteilis, bet to čia yra mėtos. Fui, ne, ačiū. Kokia gėda? Oho! Kokia jėga! Tai taip skanu! O, ačiū Dievui. Šis kiaušinis taip pat labai skanus. Nuspręsta! Šefas yra nugalėtojas! O, taip. Ha, ačiū.